Sveiki, na kągi, toliau skaitome knygą Neribok Dievo. Šiandien einame į 3 dalies skyrelį pavadinimu Dievo valia yra saugiausia vieta žemėje. Autorius sako, viena iš priežasčių, kodėl žmonės susiduria su sunkumais santuokoje ir kitose gyvenimo srityse, yra ta, kad jie nesilaiko Dievo jiems parengto plano. Jie nusivilia ir praranda drąsą. Galiausiai, taip. Todėl nėra nieko geresnio, kaip būti Dievo valios centre. Praėjus 2 dienoms po rugsėjo 11-osios išpuolių, sako autorius, man paskambino vienas iš mano partnerių, o jo dukra dirbo medicinos srityje ir ruošėsi vykti į Afganistaną su medicinine misija. Jis davė dukrai ragelį ir paprašė manęs pasakyti jai, kad atšauktų kelionę. Aš paklausiau jos, ar ji jaučia, kad Dievas nori, jog ji vyktų į Afganistaną. Ji atsakė, aš be jokios abejonės žinau, kad būtent tai Dievas man liepia daryti. Gerai, kai taip žinom be abejonės, ar ne, kad Dievas liepia daryti. Labai patinka man toks jausmas, kada žinai be abejonės, kad būtent tai Dievas liepia daryti. Bet kartais man pasitaiko, kad aš abejoju, aš nesu ištikrinta, ar būtent tai Dievas nori, kad aš daryčiau. Gal tada reikėtų maldoje palaukti, klausti ir gauti Dievo atsakymą, koks yra vis dėlto jo tikrasis planas mano tai situacijai ir gyvenimui. Taigi, ta mergina atsakė, aš be jokios abejonės žinau, kad būtent tai man liepia daryti Dievas. Aš pasakiau jos tėčiui tada, sako Andrius Vomukas, žinote ką, ji turi vykti. Jis atsakė, kaip jūs galite taip sakyti, ji kelia savo pavojų. Tai pavojinga, ji rizikuoja. O Andrius Vomukas sako, aš jam pasakiau, kad būti Dievo valios centre yra saugiausia. Būti valios centre yra saugiausia. Būti valios centre yra saugiausia. Saugiausia vieta žemėje, sako autorius. Taigi jo dukra galiausiai išvyko į Afganistaną, vėliau tą pačią dieną. Viskas baigėsi gerai ir Dievas ją palaimino. Priešingai, viena iš mūsų pačių pirmųjų Biblijos koledžo studentų turėjo vyrą, kuris neleido jai vykti į mūsų misijų kelionę, nes bijojo skrydžio, bijojo to, kad jis skris. Taigi ir ji liko namuose prieš savo valią, prieš savo norą, tik dėl to, kad paklustų vyrui. Kol mes buvome šioje misijoje, misijų kelionėje, sako autorius, ji važiavo namo ir paauglys užmigo prie vairo, pervažiavo skiriamąją juostą ir atsitrenkė į ją. Ji galiausiai žuvo šioje avarijoje. Ji būtų buvusi daug saugesnė, jei būtų dariusi tai, ką Dievas ją pašaukė daryti. Tai tikrai labai aštrus pavyzdys, ar ne? Labai stiprus pavyzdys. Ir atrodo, paklusti vyrui, ar ne, yra toks nurodymas lyg Dievo, ar ne, paklusti vyrui. Bet turbūt tikriausiai net reikėtų sakyti, kad virš vyro reikia turėti Jėzų Kristų ir Viešpatį. Ypatingai, jei vyras nėra tikintis, tai šis nurodymas paklusti, manau, kad nebegalioja. Na, įdomu, ką jūs manote. Aš sakau iš savo asmeninę savo nuomonę.
ji būtų buvusi daug saugesnė, jei būtų dariusi tai, ką Dievas pašaukė ją daryti, sako Andrew Womakas. Nėra pakankamai geros priežasties nevykdyti Dievo valios. Nėra pasiteisinimo. Nėra iš tikrųjų, sako, nėra pakankamai gero pasiteisinimo, bet turbūt, kad iš viso nėra pasiteisinimo nevykdyti Dievo valios. Visi pasiteisinimai ir visos priežastys atsisakyti vykdyti Dievo valią bus neteisingos. Bet kokia priežastis, kokią mes surandame nevykdyti Dievo valios, bus klaidinga ir nuves mus į klaidą. Jo, stipru. Būti Dievo valios centre, sako autorius, yra saugiausia, laimingiausia ir naudingiausia vieta. Tiesiog įsivaizduokite, kad visagalis Dievas, kuris valdo visatą ir milijonus bei milijardų žmonių, ir jūs su juo kalbatės. Ir tiesiog milijonai ir milijonai žmonių kalbasi su juo, ne tik jūs su juo kalbatės, bet jie visi kalba su juo ir visi jo prašo įvairiausių dalykų. Bet jis, nepaisant viso to, skiria laiko kalbėti su tavimi ir įdėti kažką į tavo širdį. Taigi, pabandykime tai įsivaizduoti, kad visagalis Dievas, kuris valdo visą visatą, ją prižiūri, ją reguliuoja ir kuris turi milijonų žmonių, kurie su juo kalba, kurie kažko jo prašo įvairiausių dalykų. Jisai, visagalis Dievas, randa laiko pasikalbėti su mumis ir įdėti kažką į mūsų širdį, kažkokį savo troškimą, kažkokį savo nurodymą, savo paliepimą. Taip, Dieve nėra laiko, ar ne? Jisai nėra apribotas laiko, taigi laikais neapribotas ir vietoje neapribotas, jis gali būti visur, visur esantis, viską galintis. Jis kalbasi su kiekvienu iš mūsų ir mes galime su juo kalbėtis, tai yra nuostabus dalykas. Bet autorius sako, taigi jis įdeda kažką mums į širdį, ar ne? Ir sako, po to, kai jis tai padaro, jis su mumis pasišneka, mums kažką pasako, kažką įdeda į mūsų širdį. Autorius sako, man yra neįsivaizduojama kelti su juo debatus ir ginčytis. Ar tu tai darysi, ką jis pasakė, ar ne? Tai, sako, yra už mano suvokimo ir supratimo ribų. Taip sako autorius. Jo. Jei aš žinau, kad Dievas nori, kad aš kažką padaryčiau, sako autorius, aš tai padarysiu. Tikrai padarysiu. Arba mirsiu bandydamas, besistengdamas. Aš negyvensiu niekur kitur, tik ten, kur mano manymu Dievas nori, kad būčiau. Ir tu, sako, turėtum daryti tą patį. Jei jaučiate, kad Dievas įdėjo kažką į jūsų širdį, darykite tai. Galbūt dabar nesate pasirengę padaryti visko, ką jis jums pasakė, bet bent jau pradėkite judėti tą kryptimi. Jei nesate visiškai įsitikinę, kad Dievas jums liepia daryti,
pajudinkite savo valtį, sako autorius. Pajudinkite, kažkokį įdėkite, kažką padarykite, kad jūsų valtis pajudėtų bent kažkiek iš vietos. Net jeigu jinai ir nepradės irtis pilnu greičiu, visų pajėgumu į priekį, bent šiek tiek. Pabandykite pajudėti tą linkmę, į kurią jūs Viešpats kviečia ar ką nurodo. Sako, jeigu jūs tiesiog stovite vietoje, sėdite vietoje, tai jeigu ir 360 laipsnių kampu apsuksite vairą, tai nesukels jokios krypties, neduos jokios krypties, tiesiog pasiliksit vis tiek toj pačioj vietoj. Todėl, sako, turite pajudėti, turite judėti, turite kažką daryti. Pasakykite, Dieve, aš nesu visiškai įsitikinęs, bet manau, kad galbūt tai yra, apie ką tu man kalbi. Galbūt tai yra tai, ką nori, kad aš daryčiau. Ir aš judėsiu šiek tiek tą kryptimį, iki kol aš būsiu įsitikinęs. Aš iki kol būsiu įsitikinęs, ar tai yra ta kryptis ar ne ta kryptis. Bejudant bus aiškiau. Jeigu klystame, galėsime pasukti kitur, bet tik tai judant galime išsiaiškinti, ką Viešpats nori, kad mes darytume. Taigi sako, aš judėsiu šią kryptimį, iki kol aš būsiu įsitikinęs. Aš išbandysiu vandenis, ar ne, patikrinsiu vandenis ir pažiūrėsiu, kas įvyks. Ir kai pradėsite judėti, sako autorius, Dievas jums parodys kryptį. Įsipareigokite, ką nors daryti. Jei nieko kito, tai įsipareigokite atrasti Dievo valią jūsų gyvenimui, Dievo pašaukimą. Ir autorius sako, aš turiu jums knygą pavadinimu kaip rasti, sekti ir išpildyti Dievo valią. Tai bus geras įrankis padėti jums išsiaiškinti, suprasti, atrasti Dievo valią jūsų gyvenimui. Jums nepavyks išpildyti Dievo valios kažkaip atsitiktinai. Jūs tai turite padaryti intenciškai, su intencija, specialiai. Specialiai turite ieškoti ir norėti išpildyti Dievo valią. Taip, sąmoningai turite daryti tai. Sąmoningai turite ieškoti ir dėti į tą pastangų. Ieškoti Dievo valios, ją suprasti, ją sužinoti ir judėti to išpildymo link. Jei jaučiate, kad Dievas jums kažką pasakė ir žinote, kad turite atrasti jo valią savo gyvenimą, arba galbūt žinote jo valią, bet dėl kažkokios priežasties jos nevykdote, jūs leidžiate baimei jūs paralyžuoti. Tai pavojinga vieta būti. Nedarant nieko, mus labai greitai pagauna baimė. Autorius sako, turite atgailauti ir daryti tai, ką Dievas įdėjo jūsų širdį. Turite būti pasiryžęs nesustoti, kol sužinosite, ko Dievas nori, kad darytumėte. Turite rasti ir aktyviai siekti Dievo tikslo, kad patirtumėte tikrą Viešpaties džiaugsmą ir ramybę. Žinote, yra toksai šventas nepasitenkinimas. Šventas nepasitenkinimas, kurį Dievas įdeda į mūsų vidų, kai nukrypstame nuo kelio. Kai žinome, kad yra kažkas daugiau, bet to nedarome, atsiranda šventas nepasitenkinimas, sako autorius. Aš prisimenu, kai buvau pamaldose, kur atsiliepiau į panašų kvietimą. Visą naktį praleidau vaikščiodamas Luizianos pelkėse ir meldžiausi.
Dieve, aš surasiu tavo valią mano gyvenime, aš darysiu tai, ką tu mane pašaukei daryti. Dievas išklausė tą maldą ir tai pakeitė mano gyvenimą. Jis padarys tą patį ir tau. Čia noriu tik trumpai įterpti tokią informaciją, kad jeigu jūs nesate atgimę iš dvasios arba nesate tikri, kad gavote šventąją dvasią, tai aš jums siūlau nueiti į šio kanalo video albumų seriją, kuri vadinasi Įžanga, užtarimo malda dangaus teismuose. Tam albume peržiūrėkite visus video nuo 01 iki 096 ir gausite tikrai daug naudingos informacijos ir taip pat tame tarpe būsite palydėti malda į atgimimą iš dvasios. Tai tokia mažytis intarpas reklaminis.